Nuo seno žmogus susijęs su gamta. Gamtoje jis randa ramybę, grožį, atgaivą, paguodą. Iš jo semiasi stiprybės, energijos ir kūrybos syvų. Dainavos krašte, apimančiame Nemuno, Merkio ir jų intakų upynus, smėlio kopomis banguotus šilus, tarp jų įsimėčiusias pelkes, žalius upelių slėnius, plyti Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas. Rezervato ištakos siekia 1918 metus, kai Musteikos kaime būsimasis profesorius Tadas Ivanauskas su žmona Honorata įsteigė pirmąją šiame krašte lietuvišką mokyklą. Meilė Dainavos krašto gamtai ir žmonėms paskatino Tadą Ivanauską inicijuoti saugomų teritorijų steigimą Lietuvoje ir visų pirma išsaugoti jo širdžiai mielą Čepkelių pelkyną. Dzūkijos nacionalinis parkas apglėbė didžiausią Lietuvoje išlikusią laukinės gamtos salą, vieną seniausių Lietuvos miško pelkių Čepkelių raistą. Nacionalinėme parke saugomos Dainavos krašto gamtos ir kultūros vertybės, tačiau didžiausias turtas yra čia gyvenantys ir kuriantys dzūkai, paprasti, nuoširdūs, išsaugoję senelių ir tėvų papročius bei amatus, be miško neįsivaizduojantys savo gyvenimo. Didžioji parko teritorijos dalis plyti Lietuvos pietryčių smėlingoje lygumoje, kur kyla žemyninių kopų masyvai. Parko savitumus lėmė geografinė padėtis ir reljefas, suformuotas paskutinio Nemuno ledynmečio ledynų ir jų tirpsmo vandenų, bei Nemuno ir Merkio upių geologinė veikla. Ne veltui sakoma, kad Dzūkijos nacionalinis parkas tai upių ir upelių parkas. Nemuno ir Merkio santakos upyną sudaro 36 upės ir upeliai, daugybė šaltinių. Vakarinių parkų pakraščių tekanti didžiausia Lietuvos upė Nemunas daugelį šimtmečių buvo svarbiausias Lietuvos valstybės vandens kelias. Įspūdinga Nemuno ir jo intako Merkio santaka atsiveria nuo Merkinės piliakalnio, ant kurio 14–15 amžiuje stovėjo pilis, strateginis centras kovose su kryžiuočiais. Merkys – viena švariausių upių. Į jį savo vandenis plukdo baidarininkų pamėgta sraunioji Ūla ir vingiuotoji Grūda. Upių pakrantėse gausu versmių. Viena įspūdingiausių Ūlos akis – hidrogeologinis gamtos paminklas. Vietos gyventojai mano, kad šaltinio vanduo padedąs nuo visų ligų, ypač pasemtas, ką tik nusileidus saulei. Aukštųjų kalnuočias kalnelių išplaukia upelis sraunus. Vingiuotai banguoja, lyg pievas bučiuoja, tai gražus upelis skroblus. Vingiuotai banguoja, lyg pievas. Šio krašto dainiaus Juozo Gaidžio sukurta daina apie skroblų tapo Margionių kaimo himnu. Netoli šio kaimo, Bobos daržo šaltinyje, prasideda Skroblaus ištakos. Įdomu tai, kad šaltinio srovė tik 8 litrai vandens per sekundę, o už 17 kilometrų į Merkį jau įteka 700 litrų vandens per sekundę. Kito tokio vandeningo šaltavandenio upelio Lietuvoje nėra. Parko teritorijoje plyti 48 ežerai. Gilioje dauboje tyvuliuojantis Gilšės ežeras aprašytas Vinco Krėvės Dainavos šalies senų žmonių padavimuose. Pasak legendos, ežero dugne esąs labai didelis dvaras. Kaitrią saulėtą dieną, kai vanduo ramus, ežero gilumoje įžiūrimi aukšti dvaro bokštai. Merkio senslėnio teritorijoje ryškiame Dubaklonyje telkšo Glyno ežeras. Termokarstinių ežerų grupiai priskiriamas vandens spalvą nuolat keičiantis Bedugnio ežeras su plūduriuojančiomis salomis. Čepkelių raiste susitelkia
per 20 pelkinių ežerų. Didesni ežerai mena ankstyvąją pelkės jaunystę. Jie susidarė po ledynmečio atšilus klimatui ir ištirpus paskutiniams ledynams. Toks yra ir didžiausias pelkės ežeras – Ešerinis. Mažesni ežerai gerokai jaunesni. Jie susidarė vėliau, pažliugus atskiriems durpynų plotams. Dzūkijos nacionalinio parko teritorija užima per 58 000 hektarų plotą ir apima Varėnos, Alytaus, Lazdijų rajonų ir Druskininkų savivaldybės. Parko esmė – išsaugoti Dainavos krašto gamtos lobius, kuriais taip didžiuojamasi, išlaikyti ir tęsti kultūrinės tradicijas, amatus bei verslus. Siekiama užtikrinti Nemuno ir Merkio santakos upyno ekologinę pusiausvyrą, propaguoti tradicinį ūkininkavimą, plėtoti pažintinį turizmą. Nacionalinėme parke yra 3 rezervatai, 28 draustiniai ir 48 Lietuvos gamtos paveldo objektai. Čepkelių rezervatas įkurtas siekiant išsaugoti didžiausią šalies aukštapelkę su reliktiniais ežerėliais ir salomis, žemyninių kopų likučiais, apypelkio miškais, pelkei būdinga ir reta augalija bei gyvūnyje. Rezervatas yra pasaulinės Ramsaro konvencijos saugoma vietovė. Konvencijos tikslas – išsaugoti svarbes pelkes, ežerynus, upių deltas, lagūnas ir kitas šlapynes. 1992 metais ES šalys nusprendė kurti ekologinį tinklą, kuris sujungtų natūrales ir pusiau natūrales buveines bei nykstančių gyvūnų ir augalų paplitimo vietas į vieną bendrą saugomų teritorijų tinklą. Parkas ir Čepkelių rezervatas pripažinti šio tinklo pavadinto Natura 2000 teritorijomis, svarbiomis buveinėms, gyvūnams ir augalų rūšims išsaugoti. Tetervinas – parko pasididžiavimas. Jis mėgsta retus miškus, kuriuose yra aikščių, plynų kirtaviečių, laukymų ir proskynų. Dainavos pušynai neįsivaizduojami be kurtinių tuoktaviečių, lutučių ir lėlių naktinių sąšaukų, žalvarnių kraksėjimo ir lygučių melodingų liuliavimo. Išskirtinė parke vėjalandė šilagėlė, nykstanti dėl besikeičiančių natūraliųjų buveinių. Skroblaus slėnyje tarpsta Lietuvoje sparčiai nykstanti pelkinė uolaskelė. Čepkelių rezervato simbolis – kurtinys, čia gyvenantis nuo neatmenamų laikų. Europos mastu pelkinas yra svarbi teritorija ir tetervinams, gervėms, tikučiams, dirvinėms ėjikams, pilkosiams meletoms ir tripiršiams geniams išsaugoti. Daugelio šio paukščių populiacijos rezervate yra gausiausio šalyje. Čepkelių rezervato salose auga plačialapė klumpaitė, vienas iš nedaugelio augalų, kurio apsaugai Europos šalys skiria ypatingą dėmesį. Dėl retumo ir grožio plačialapė klumpaitė tapo neoficialiu Europos gamtos apsaugos simboliu. 2011 ypatingi metai. Čepkelių rezervato ir Dzūkijos nacionalinio parko jungtiniam dariniui suteikta teisė vadintis PAN parko vardu. Šiuo metu tokių parkų Europoje yra tik 13. Elitinių saugomų teritorijų tinklui gali priklausyti ne mažesnė kaip 10 000 hektarų rezervatinę zoną turinčios saugomos teritorijos. Pagrindinis PAN parkų veiklos tikslas – išsaugoti išlikusią natūralią Europos gamtą, derinant apsaugą su darnaus gamtinio turizmo vystymu. Didžiąją Čepkelių rezervato dalį užima beveik 6000 hektarų aukštapelkė. Iš jo kopos susitinka su pelke, nes iš karto kopos nusileidžia tiesiog į pelkę.
Ir kadangi kopose auga, gyvena rūšys, tiek augalų, tiek gyvūnų, kurios būdingos pietums, o pelkėje augalai ir gyvūnai būdingi labiau šiauriai, tundrai, tai vaizdžiai sakoma, kad čepkeliuose susitinka pietus ir šiaurė kartu. Aukštapelkei, kaip tokiam pelkės tipui, būdinga tai, kad joje auga ištisinį kilimą sudaro kiminai. Kiminai tai tokios samanos, kurios turi galę sugerti daug vandens. Sakoma, kad reiškia, tie kiminai sugeria 20 kartų daugiau vandens, negu patys sausi sveria. Reiškia, jie pasunkėja 20 kartų. Kiminai neturi šaknų. Ta apatinė jos dalis pereina į durpę, o viršutinė auga maždaug po 3-7 cm į viršų. Aukštapelkėje klesti gailiai, vaivorai, balžuvos, ant plonų stiebelių visur baltuoja švylių pūkai. Aukštapelkės plynės keičia keružėmis pušaitėmis užaugę plotai. Krantuose ir raisto salose vyrauja pušynai, yra eglynų, beržynų, juodalksnynų. Sausuose kerpiniuose šiluose galima aptikti įspūdingų puokštinės ir trivarpės padraikos raganų ratų. Pietuose pelkė riboja ir rezervato ribą bei valstybinę sieną su Baltarusija žymi Katros upė. Vakarinės Čepkelių dalies vandenį suteka į Musteikos upelį, kurio pakrantės užmirkusiuose miškuose lizdus krauna juodieji gandrai, gervės ir kiti reti paukščiai. Rezervatas yra viena iš kelių lygiažvyno žalčio gyvenamų vietų Lietuvoje. Čepkeliuose žvėrių nėra gausu. Karklų, beržų, pušaičių viršūnės mėgsta skabyti briedžiai. Į pakraščių krūmynus baikščiai išlenda stirnos, galima aptikti vilkų šeimynų pėdsakų, lūšių. Pelkynuose ramiai ir saugiai jaučiasi bebrai. Čepkeliai išsiskiria dideliais spanguolynų plotais, tačiau nustatytų laiku rinkti spanguolės leidžiama tik vietos gyventojams. Arčiausiai Čepkelių raisto esančio Krokšlio kaimo moterims spanguolės, kaip jos vadina, spalgenos visas gyvenimas. Čia raiste uogavimas joms savotiškas atsipalaidavimo ir pabendravimo būdas. Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje pelkių nedaug. Smėlingoje lygumoje plytinti Bakanauskų pelkutė panaši į Čepkelių raistą. Joje veši tundrą primenanti augalija, neužaugos berželiai, žemos pušelės, kiminų, puplaiškių, švylių, saulašarių, spanguolių kilimas. Šioje pelkėje saugomas patvankinis pataisiukas, laplandinis karklas. Imškų aukštapelkė – viena didesnių pietryčių Lietuvoje. Šią vietą pamėgo tetervinai ir kurtiniai, nemažai uldukų, lutučių, tripirščių genių. Kaip ir Čepkelių rezervate, jokia ūkinė veikla nevykdoma 3 Dzūkijos nacionalinio parko gamtiniuose rezervatuose. Musteikos rezervate saugomas pelkėtas Musteikos upelio aukštupys ir jį supantys miškai, kuriuose turtinga žolinė augalija pasižymė juodalksnynai. Juose geros sąlygos beveik visoms genių rūšims. Natūralių gamtos grožių išsiskiria Povilnio rezervatas, apimantis Povilnio upelio ištakas, gilų upelio slėniuką ir nedidelį Povilnio ežerėlį. Čia tikra vandens ir miško paukščių oazė. Gausu retų augalų, tarp jų plačialapė klumpaitė, raudonasis garbenis, svogūninė kartenė. Skroblaus rezervate saugomas Skroblaus upelio vidurupis ir žemupys tarp Kapiniškių ir Dubininko kaimų. Rezervato miškai pasižymi botaninėmis retenybėmis – kalninė arnika, smiltyniniu laibeniu, raudonuoju garbeniu.
8 parko kraštovaizdžių draustiniuose saugomi vertingiausi kraštovaizdžiai, augalų ir gyvūnų buveinės, etnografiniai kaimai. Draustiniais paskelbtos vertingiausios didžiųjų parko upių – Nemuno, Merkio ir Ūlos atkarpos. Bene gražiausias Ūlos kraštovaizdžio draustinis apima visą parko teritorijoje esantį Ūlos upės slėnį su etnografiniais Zervynų, Mančiagirės, Žiūrų, Trakiškių ir Paulių kaimais, atodangomis ir kilpomis, flora bei fauna. Unikalus praeito šimtmečio dvasia alsuojantis gatvinis Zervynų kaimas paskelbtas valstybės saugomų architektūros paminklu. Turistų žavi tradicinė medinė architektūra, akį traukia aukšti kryžiai, papuošti baltomis prijuostėlėmis. Pasak zervyniškių, taip kryžius dabindavusios netekėjusios kaimo merginos, prašydamos atsiųsti jaunikį, arba ką tik ištekėjusios, dėkodamos už gautą vyrą. Žiūrai vienas geriausiai tradicijas išlaikiusių ir tautosakos ekspedicijas praturtinusių pietų dzūkų kaimų. Per 40 metų Žiūrose gyvuoja pirmasis Lietuvos etnografinis ansamblis. Kapiniškių kraštovaizdžių draustinis vertingas ne tik dėl Skroblaus upelio ištakų, Aukštupio ir Plataus slėnio, bet ir dėl unikalių kaimų. Mes esame dabar Kapiniškių kraštovaizdžio draustinyje. Tai gražios atviros erdvės Skroblaus slėnyje. Ir paprastai gamtininkai ir ne tik, tai įsivaizduoja dažniausiai, kad visos retenybės, visos retos rūšės, tai turi būtinai būti arba miškuose, senuose arba dideliuose pelkynuose, bet nemažiau tų įdomybių yra ir šalia žmogaus, atviruose buveinėse. Ir šito krašto augalijos ypatybės yra ir floros, kad čia daug pietinių rūšių augalų, kuriam reikia atvirų vietų, saulėtų. Ir būtent žmogaus kaiminystė, žmogaus buvimas sukuria tokias atviras erdves, pievas, ganyklas, kur tos rūšys ir įsikuria. Ir paskui tuos augalus ateina reti drugeliai, vabzdžiai, kiti vabalai. Ir va čia šitoje vietoje, kur mes dabar esame, tai tų retų rūšių koncentracija yra labai didelė. Tai yra nepaprastai didelė koncentracija. Čia yra bent 6 raudonosios knygos rūšės ir tiesiog ta vieta unikali, bet ją reikia prižiūrėti, tvarkyti, nes kitaip užaugs visos tos atviros erdvės, tos pievos ir čia bus tada ant kalno pušynas, apačioje dalksnynas. Tai va toks yra iššūkis parko nacionalinio darbuotojams, kad išlaikyti tas atviras erdvės. Tamsialapis skiautalūpis. Didžiažiedė juodgalvė. Visuose pievose auga paprastoji juodgalvė, kur irgi netgi nuo peršalimo tinka žiedai, bet jos žiedeliai yra mažyčiai, o šitai žiedeliai yra kokius 3 kart didesni. Ir retas augalas nacionaliniam parke tik keliose vietose. Smulkiai žiedė yra gegužraibė. Tai jinai Lietuvoje čia yra didžiausia populiacija ir kokios 3 taip realios vietos dabar yra. Čia didžiausia yra telkinys jų. Gensionai turi nemažai nuodingų medžiagų gyvuliams ir už tai net jeigu ir ganytųsi čia gyvuliai, tai jie tvarkingai apgriaužia aplinkui, o tos kokštelius palieka gensionų. Tokia yra Kapiniškių kalvų įdomybė ir šiaip šitos kalvos jos kiekvieną mėnesį, net kiekvieną savaitę kitaip atrodo. Pavasarį čia lieknosios plukės baltuoja, dabar jau lieknosios plukės peržydėjo, tai šiaudeniai baltuoja ir taip tęsiasi tas spalvų marguvynas visas. Nors spalvos Dzūkijoje čia tokios visą laiką pastelinės. Netoli Skroblaus slėnio Skerdzimų pievos yra Antončiko šaltinis, kuriame vanduo, verždamasis iš požeminių gelmių, priverčia smėlį kunkuliuoti, tarsi puode verdančią košę. Kapiniškiai vienas ilgiausių parko kaimų, nusitęsęs 4 km abipus Skroblaus. Jam būdinga vienkieminio kaimo žemėnaudos struktūra. Savitas kaimas, išlikę papročiai traukte traukia turistus. Kaime puoselėjami senieji amatai,
kulinarinio paveldo tradicijos. Žaliais pušynais apsuptas Margionių kaimas kadaise buvo karališkųjų girių prižiūrėtojų vieta. Kaimas unikalus vieninteliu Lietuvoje klojimo teatru, kurio įkūrėjas režisierius Juozas Gaidys palaidotas Margionių kaimo kapinaitėse. Kapinaitėse saugoma drevėta pušis, senovės bitininkystės liudininkė. Įspūdinga laja į viršų kelia gamtos paminklu paskelbta lietuvio liepa, laukuose vienišas rymo Margionių kadagys. Nuo Liškiavos piliakalnio bei Alkakalnio atsiveriantis kraštovaizdis, ant kalvos stūksanti didinga barokinė bažnyčia ir vienuolynas, kuriuos 18 amžiaus pradžioje pastatė domininkonai, tai Liškiavos kraštovaizdžio draustinis. Draustinyje saugomas ir unikalus Krūčiaus upelis, prie kurio Lietuvoje gerai žinomas gamtininkas Henrikas Gudavičius kuria retųjų ir vaistinių augalų kolekciją. Dzūkijos nacionalinio parko toks retųjų augalų sklypas prie Liškiavos, prie Krūčiaus upelio. Tai auginam tokius retus augalus. Jau kai kurie labai reti, kai kurie apyrečiai. Svarbiausia natūralizacijos šitie bandymai, visi eksperimentai. Reti augalai gamtoje, jie būna savo vietose, o kai juos nori truputėlį sukaupti, tai reikia tas sąlygas arba sudaryti, arba jau priderinti jiems. Tikslas, kad studentui, moksleiviui parodyti viską vietoje. Juk gamtoje nuo vieno ypač reto augalo iki kito reikia nueiti kokį 50 km. Čia mes matom viską praėję pusę kilometro. Lietuvinė naktižiedė, labai riboto paplitimo, labai. Mazūrai, Poliesė baltarusiška ir Pietų Lietuva, viskas, daugiau niekur pasaulyje. Miškinė lelija, ji nėra raudonoje knygoje, bet apyretė rūšis tokių turtingesnių, šviesesnių miškų augalas ir čia jie atkeliavo iš Radysčiaus piliakalnio, ten visiškai buvo nežydinti populiacija jau, tiesiog mes ją išgelbėjom. Šalia yra plačialapis begalis, jis yra raudonoje knygoje, gana retas ir vaistas, ir gražus, ir čia jis yra savo vietoje, kadangi tokiose vietose jis ir būna. Prie upelių, drėgnoj vietoj. Paupinis jonpapartis atgabentas iš Nemuno pakrantės, netoli Merkinės yra jo buveinė. Labai patiko jam čia, dauginasi šakniastiebiais. Šakniastebis silpnas, bet po truputį, kai vieta gera, tai jis po truputį plinta, dabar yra nemažiau turbūt kaip 40. O čia plačialapis šaukštis. Gal prieš 300 metų atvežtas į Lietuvą, į dvarus, į vienuolynus, irgi saikingo tokio paplitimo, bet jis yra ne mūsų. Tik tai tiek gražus, pavasarį, kai žydi, labai bitės medų įmaišiau. Dabar tie lapai įspūdingai atrodo, jau nesumaišysi su nieko kitu. Čia yra tokios vietos, kur atėjai, pažiūrėjai ir išėjai, kad kitam tas pats liktų. Subartonių miško botaninėme draustinyje saugomos parke retai sutinkamos, bet dzūkų aukštumoms būdingos eglynų su ąžuolo priemaiša bendrijos, turtingos žolinė augalija. Vertingas parko Grūdos hidrografinis draustinis, kuriame saugoma Grūdos upės struktūra ir jos slėnio biologinė įvairovė. Tai kiekvienas Lietuvos kraštas yra kažkuo savitas ir išskirtinis. Ir jeigu kalbėti apie šitą šilinių dzūkų kraštą, kuris užima didesnę dalį Dzūkijos nacionalinio parko savitumus, čia yra geriausia vieta, yra Grūdos kilpoje, kur matosi visa šito krašto gamtos esmė, kartu lėmusi ir tą žmonių gyvenimo būdą ir krašto istoriją. Tai yra storas smėlio sluoksnis ledyno, po ledyno vandenų suneštas ir jis 20 metrų ir daugiau gali būti. To smėlio paprastai auga pušis ir čia pušynai didžiulis plotus užima. Lietaus vanduo, kuris subėga per tos smėlius į upes, tai papildo tas upes ir sraunios šaltavandenės upės. Dar ketvirtas būtų faktorius, tai tie nuoširdus ir atviri ir šilti žmonės. Tai yra 4 dalykai, kurie ir sudaro Dzūkijos esmę. Tiek gamtos, tiek kultūros. Netiesų hidrografinėme draustinyje saugomi Apsingės ir Pakampio upeliai bei unikalūs Netiesų ežerėliai.
Siekiant išsaugoti Dzūkijai būdingus arba unikalius kraštovaizdžius, įkurti 9 geomorfologiniai draustiniai, iš jų 4 Dzūkijos žemyninėms kopoms išsaugoti. Dzūkijos pušynai yra vieni grybingiausių Lietuvoje, todėl krašte gilios grybavimo tradicijos. Miškuose gausu tikrinių baravykų, voveraičių, šilbaravykių, makavykų, tačiau labiausiai dzūkai vertina grybus, taip jie vadina baravykus, ir lepeškas, voveraitis, o visi nepažįstami grybai jiems tik budės šongrybiai. Nuo seno grybavimas vienas pagrindinių dzūkų verslų ir pragyvenimo šaltinių. Kiekvienas grybautojas turi savo grybo augimo vietas, dar tėvų ar senelių perduotas ir paslaptyje laikomas. Grybai ruošiami įvairiai, tačiau populiariausias būdas džiovinimas. Daugiausia džiovinami sveiki nuvalyti baravykai. Koksgi būtų dzūkų stalas be patiekalų iš grybų. Dzūkijos nacionalinėme parke kasmet daugėja turistų, todėl parko darbuotojai visokiojopai skatina ekologinį turizmą. Čepkelių rezervate įrengtas 1,5 kilometro ilgio Čepkelių pažintinis takas veda raisto pakraščio iki apžvalgos aikštelės, nuo kurios atsiveria padūmavusios raisto platybės. Rezervatas griežtai saugomas. Apsilankymas pažintinėme take derinamas su parko ir rezervato direkcija. Skroblaus pažintinis takas tęsiasi upelio slėniu, Bakanauskų pelkutės ir ežeriuko link. Aš nedėliaus laukiu savo berno žėlio, niekam nesulaukiu. Dzūkijos nacionalinio parko Marcinkonių etnografinės sodybos eksponatai supažindina su dzūkų gyvenimo būdu, papročiais, tradicijomis ir amatais. Dalyvaujantieji muziejaus organizuojamuose programuose ne tik susipažįsta su tradiciniais dzūkų amatais, bet ir patys turi galimybę jų pasimokyti. Sodybą gausiai lanko Lietuvos mokyklų moksleiviai ir studentai, šalies ir užsienio turistai, oficialūs valstybės ir užsienio šalių atstovai. Vienas seniausių ir savičiausių dzūkų verslų – drevinė, arba kaip dzūkai sako, dravinė bitininkystė. Klestėjusi 14–17 amžiuje. Aukštai medžiuose būdavo iškertamos pailgos drevės ir jose įtaisomi skersiniai lipdyti koriams. Tais laikais tokia bitininkystė reguliuota pagal paprotinę teisę. Drevės buvo paveldimos, dovanojamos. Dabar parko teritorijoje išlikę apie 50 drevėtų pušų, dauguma jų saugomos. Musteikos kaimo Svirne įrengta drevinės bitininkystės ekspozicija. Joje įrankiai medui kopti bei aviliams dirbdinti. Šalia įkurtas senovinių kelminių avilių bitynas. Toli miške, ties Čepkeliais, smalsuolių laukia drevinės bitininkystės pažintinis takas. Bityno šeimininkas – drevinės bitininkystės puoselėtojas Romas Norkūnas. Musteikoje lankytojų netrūksta, tad bitininkui darbo per akis. Reikia parodyti, kaip įlipti į pušį ir pasiekti drevę, norint kopinėti medų, paaiškinti senovinio bitininkavimo ypatumus, pasiūlyti patiems išmėginti geinį ir peikeną ir visada atsiranda norinčių. Drevės atidaromos 2 kartus per metus. Pavasarį valant ir rudenį kopinėjant. Rugsėjo pabaigoje pats darbymetis, medkopys, rudens darbų bityne pabaigtuvės. Bites senieji lietuviai laikė šventomis. Medkopio dieną, prieš bitininko atidarant avilius, visi melsdavosi ir aukodavo aukas bičių dievaičiams, austėjai ir bubilui.
palinkėti laimės bitėms, kad jos sėkmingai peržiemotų, kad toliau tęstų savo tą šventą gyvenimą, toliau tas Dievo dovanas mums neštų. Važiuoti prie drevių geriausia arkliu. Į vežimą telpa visi medkopiui reikalingi įrankiai. Tad pakinkęs kumelę kotrą ir susodinęs smalsių vaikų būrį, Romas patraukė drevėtos pušies link. Visi su nuostaba stebi, kaip bitininkas geiniu keliasi į pušį prie drevės. Atsargiai ją atidengia ir švelniai su meile atpjauna korio gabalą. Ir mažam, ir dideliam širdis apsala paragavus ypatingo skonio drevių medaus. Musteikoje tebegyvuojantis bitininkavimo amatas neįkainojamas kultūrinis paveldas, kurį būtina išsaugoti. Siekiantis saugoti senovinius dzūkų amatus, lankytojų supažinti su šio krašto savitumais ir tradiciniu gyvenimo būdu, jau 13 metus vasaros pabaigoje rengiama pynimo stovykla. Čia kelios dešimtys mokytis pasiryžusių žmonių panyra į dzūkišką gyvenimą gamtos prieglobstyje. Stovykloje nemažai jaunų šeimų. Džiugu, kad dzūkiškų amatų pradžiamokslį išeis ir jų vaikučiai. Pynimo stovyklos siela visiems gerai pažįstamas amatų meistras Romas Norkūnas. Mokomasi pinti, skobti, drožinėti, tačiau ypač daug norinčiųjų išmokti pynimo meno. Pynimui reikalingas medžiagas – pušies šaknis, balanas, vyteles, karnas, beržo tošis, meldus, švendrus, šiaudus – Romas ruošia visus metus. Mokytis pradedama nuo paprastesnių darbelių – lėkštelės ar pintinės pynimo, o kai rankos pramiklėja, nupinami ir sudėtingesni rakandai. O kiek kruopštumo ir kantrybės reikia norint nupinti mažyliui lopšį. Tai rimtas išbandymas Musteikos naujakuriui Stasiui. Viena sudedamųjų dalių, kuri reikalinga didžiajam mano šios pynimo savaitės galbūt darbui, tai pinti lopšį sūnui. Prirovėme pušies šaknų, dabar jis turi tokioj formai gulėti, paskui bus panaudojamas pynime. Bandau išmokti senųjų nuostabių amatų, kol gyva dar ta karta, kuri moka. Į besimokančiųjų gretas aktyviai įsijungė ir parko savanoriai. Italas Marijanas su didžiausiu malonumu skobė luotą, o katalonietis Davidas Martinas susidomėjo pynimo. Stovyklos dalyviai buvo tarsi senovinio kaimo bendruomenė. Viską, ko išmoko, darėsi patys. Virė degutą iš beržo tošies, ugnį kūrė titnagu, skiltuvu ir pintimi ir sugarmėję į Romos sodybos klėtelę, akmeninėmis girnomis malė grikius. Laikas prabėgo labai greitai. Liko neišblėstantys įspūdžiai ir dalyvių sukurti darbai, įrodantys, kad norint, galima išmokti prakalbinti medį, žolyną, molį. Reikia tik suprasti gamtą, prie jos prisitaikyti ir gyventi su ja darnoje.